tokio juokingo? Nesuprantu, ką tu darai čia dabar. Nieko aš nedarau. Tiesiog atvažiavom į Molėtus ir žiūrim prie Molėtų kažkokios miesto lentos, renkamės kur čia šiandien eit. Tai dabar esame atvykę ir stovim čia. Ir pirmiausia, tikriausiai eisim palei šitą krantą, gal tiesiog apie visą šitą, nežinau, tvenkinį. Ir žiūrėsim, kas čia gera. Matosi tokie lankytiniai objektai kaip žvejo batai su meškere. Čia paminklas kažkoks. Čia paminklas žymėjimas toks. Akmuo Sizifui. O, irgi įdomu. Tai Čia gerai, visi žvejo batai paminklai. Sizifui. Žodžiu, manau, kad daugiausia lankytinų vietų yra tiesiog aplink šitą pastovėlio tvenkinį, ežerą. Ar kažkas tokio. O, žiūrėk, dar su pynės yra. Ai, čia šitos gal kur... Dabar čia matosi. Nors ne, gal kitos. Žodžiu, einam ir bus matyti. Va, ir žuvies rūkyklą reiks aplankyti. Tik aš blogai žuvies nemėgstu. Nu tai va, problema didžiausia. Čia priekyje toks apleistas pastatas matosi, bet apskritai paėmus tai aplink šitą parkelį, tai yra prie šitą tvenkinį, tai viskas čia gražiai sutvarkyta. Ir kitoj pusėje tai namai gražus, bet aišku, kaip prie ežeriuko gyveni, tai jau susitvarkysi gražiai. Apskritai visos miestelėse, kiek buvom labai gražiai sutvarkyta aplinka. Nors vienam nepatiko. Kuriam nepatiko? Tarkams, ar nors vienam nepatiko? Ai, ne, visuose patiko, jo, kažkaip, nu ką žinau, ne 90-ieji, žinai, kai visur viskas apleista, dabar visur jau viskas susitvarkyta. Apleista, bet tai fontanėliai, kažkokie tvenkiniai, skulptūrėlės, įdomus suoliukai, vėl kas nors. Ta prasme, dabar jau iš principo visur gyvent galima. Depresijos nevary, žinai, aplinka. Jo, dabar einam čia prie kažkokio tiltelio. Einam toliau ar bandom per jį eiti? Einam per tiltelę. Ten bažnyčia mačiau yra toj pusėje. Jo, bet man atrodo ir šitą galim ten toliau apeit pagal šitą eidami. Gal einam toliau?
aš noriu palyginti. Tai tiesiog sakykime, kai Vilniuje yra, kad tas pas Ozo parkas, jis yra kažkoks išdailintas, tie visi medžiai kažkokie, nu kaip čia pasakyti, nu nėra tokie, kaip aš nežinau. Nenatūralūs? Nenatūraliai ten augia? Jo, nenatūrali gamta, o čia matosi, kad auga iš seniai tie medžiai palikti, o ten viskas išdailinta ir neatrodo kaip tikra kažkokia gamta. Tiesiog kažkas žmogaus, taip, nežinau, išlipdytas, sukurta, nu, kažkaip per saldu. O čia tokia tikresnė gamta. Sako, išpildo didesnė antis didelis norus, o šitie mažesnis norus. Manau, visi norai dabar išsipildys. Gražiai skamba. Per vidurį. Bet kaip garsiai? Pats mažiausias taip garsiai. Čia tokie profesionalam jau. Ne man. Fainė. Vieną aplink šitą ežeriuką einant, nu, tvenkinius, ar kaip čia pasakyti. Tai daug visokių dalykų įdomių, daug kur pavaikščiot, skulptūrų, takų, parkelių, visa kita. O dabar pradeda kauptis debesys. Gali būti, kad to išles, tai tada einam bandyti ieškoti vietos, kur pavalgyti. Taip, kaip tik pietų metais jau. Pavaikščiam po Molėtus, žiauriai fainas miestelis ir iš aplankytų kol kas tai mes vertinam geriausiai, ar ne? Tikrai taip. Jo, Indrutė sakė, kad net už Trakus jai čia fainiau buvo. Nu tai ką Trakus, realiai tik tai pilis, apeini ežerą, kur pasižiūrėti nieko. Nu, dar paplaukėt, o čia tai vienas, tai kitas dalykas kažkoks, įdomesnis. Jo, tai va to tada užėjom pavalgyti į virtuvės bitės. Taip. Maistas toks neblogas, toks panašus į valgyklinį, bet kiek geresnis. Vat, ir tada planas dar šiandien buvo pavažiuoti iki etnokosmologijos muziejaus, bet kiek internete mačiau, tai muziejų savaitgalį nedirba. Tai dabar atvažiavom prie Mindūnų apžvalgos bokšto, prie Baltųjų lakojų ežero čia berods. Tai dar užlipsim į jį ir tada jau namo. Arba dar ką nors aplankysim. Kokie dvarą vėl. Pažiūrėsim. Jau Justinas aptingęs. Va, kaip reik. Be rankų. Ai, kažkaip man yra. Ai, aš galvoju kažkoks skambantis, bet čia vaikam mokytas žodis. Nu. Čia irgi vaikam išėjimą rasti. Čia labirintas. Kiekvieną turi pagal figūrą. Pagal figūrą? Nu, tai čia yra. O čia labirintas. Čia kamaliukas kažkoks. Nu, vaikams. O gal ne. Gerai, kad su visa kamera nenugriuoja. GoProškė atlaikytų. O nu va, ne čia važiuoja. Bet tai įdomiai čia padarytas toks kaip ir parkelis. Nu, nors ir žmonių daug, tai kita vertus jo. Tai sakyk, kempingas yra, tai natūralu, daug žmonių, gražu aplink.